Tai tęsim mūsų sesiją prieš pietinę. Dabar pranešimą padarys Gintas Mažeikis, o paskui kviečiu diskutuoti tuos, kurie norės diskutuoti. Turėsim dar laiko. Gintai, prašau, padaryk pranešimą. Prašom, pirmiausia, kurie galite atsisėskit jau. O tai tikrai santarietiškas blaškymasis, bet klasika. Nesakyčiau, kad kas nors ypatinga, kaip Virginijus Valentinavičius sako per paskutinius 50 metų. Kas nors pasikeitė su jumis. Niekas nepasikeitė. Kągi, leiskit man pradėti tokia keista tema. Iš tikrųjų, aš pasistengsiu parodyti, kad ji yra aktuali, apie monarchiją ir minę. Ir monarchijos tema iškilo visai neseniai. Žinoma, kad čia kalti du asmenys, ne vien tik tai Donaldas Trumpas, kuris praeitą sesiją buvo minėtas, bet ir kitas Vladimiras Putinas. Vladimiras Putinas. Ir aišku, kad ne tie du asmenys įvardė ir įgarsė monarchijos temą, bet juos supantis intelektualai, tarp kurių yra ir blogeriai, ir filosofai, ir istorikai, ir bažnyčios atstovai. Ir man buvo įdomu pasižiūrėti, kaip viena ir kita pusė, kurie norėtų Jungtinėse valstijose monarchijos ir kurie norėtų Rusijoje monarchijos, kaip jie argumentuoja. Pagrindinė problema šitoje vietoje yra kraujo kilnumo problema. Todėl, kad su Putinu tai čia visai prastai. Jo giminė prasideda, pasak jo, praktiškai nuo jo. Ir tik tai prieš tai buvo šmėklos, kurios minimos kartu su Antruoju pasauliniu karu. Ir tada tenais daugybė yra neiškumų jo biografijos, bet palikime ramybę, nes tai išties parodo, kad kraujo kilnumo tema, jam yra ir šitas diskursas ir kalbėjimas yra netinkamas, turėtų būti kažkaip kitaip tai paaiškinta. O Donaldo Trumpo atveju ten yra giminės linija, šiokia tokia siejama ne tik su Vokietija, kurią čia neseniai Mercas pabrėžė, bet ir su Škotija, ir ten galima atsekti šiokią tokią didikų liniją ir kilniojo kraujo liniją. Apie kraujo kilnumą Lietuvoje yra rašęs pakankamai išsamiai Oskaras Milašius savo Ars Magnum knygoje, kur pagrindžia atmintį per kraują, žinoma ezoteriškai, bet noriu pastebėti, kad monarchija labai dažnai pagrindžiama religiniais ir ezoteriniais argumentais. Ir kraujo argumentai čia šitoje vietoje yra svarbus, ir jeigu skaitytumėme Oskarą Milašių, tai Putinui tai iš viso jokių šansų tapti karaliumi, bet iš principo ir Trumpui nebūtų jokių. Dar yra viena tokia problema, ypač Rusijoje, tai kad yra senieji monarchistai, Romanovo rūmų žodžių atstovai, dauguma jų gyvena Didžiojoje Britanijoje, ir tie, kurie Rusijoje kalba apie monarchizmą, pavyzdžiui, tokie autoriai kaip Duginas, jums kai kuriems žinomas, toksai yra taip pat iš Sankt Peterburgo, man gerai pažįstamas Aleksandras Sekackis, jums galbūt mažiau žinomas, jis yra Dugino amžiaus netruputį vyresnis filosofas, socialinių mokslų filosofas iš Sankt Peterburgo universiteto, jis turi įsteigęs filosofų monarchistų draugiją, kuriai vadovauja. Ir taip pat jis skaito paskaitas apie tai, ką reiškia imperija ir kaip Rusiją atgaivinti kaip imperija. Ir kartu Duginas ir Sekackis jie Maskvoje organizuoja didelės konferencijas, kurias susirenka po 100, po 200 įvairių filosofų, beje atvažiuoja ir iš vakarų. Ir jie svarsto šitas keistas idėjas, kuriuos čia dabar visų nesiruošiu perteikti, nebent bus tokių klausimų. Taip pat yra dar prie Putino arčiau Vladimiras Malachovas ir kitų autorių, kurie ten tokie jau čia minėti pataikūnai ir kurie turėtų įkalbėti patį Putiną imti šitų veiksmų. Ir
kaip suprantama, klausantis patriarcho Rusijos metropolito Kirilo Gundėjevo, tai šiaip bažnyčia, jeigu reikėtų, būtų pasiruošusi tą dalyką atlikti ir žinoma, jeigu jūs paskaitysite ir paieškosite, yra surasti tie Bizantijos ritualai, pagal tuos Bizantijos ritualus, pagal kuriuos galėtų būti naujas imperatorius ir monarchas šventinamas ir jo kraujas šventinamas. Kitaip tariant, kaip jau Algis Mickūnas pažymėjo, čia ritualas gali suvaidinti kraujo vaidmenį. Kitaip tariant, jūs galite monarchą naują iškelti arba pagal kraujo liniją, arba antras dalykas yra tas vadinamasis teokratinis kelias, kada per specialias apeigas, kurios yra sukurtos Romos Vatikano aplinkoje, o dar labiau Bizantijoje, dar Konstantinopolėje, kaip tos apeigos turėtų atrodyti, tik jos šiandien atrodo labiau išplėtotos ir žinoma būtų labiau piarinės. Klausimas tik tai apie ryžtą šitų žmonių, ar viena iš jų pasiekėjo, ir jie to dalyko imtųsi. Bet kokiu atveju čia pasirodo jau du tokie veiksniai. Dabar Jungtinėse valstijose šitą visą istoriją atstovauja ne tiek MAGA, kur aš kuriu ten intelektualiniais gebėjimais gana abejoju, bet yra grupė žmonių, kuri siejama taip vadinama su PayPal mafija. Kas norite sužinoti, kas yra PayPal mafija, įsiveskite į Wikipediją ir ten bus jums išvardyti, toks yra straipsnis. Ir tai grupiai priklausė be kita ko ir Elon Musk ir Peter Thiel, Peter Thiel, abu iš kilmės iš Pietų Afrikos Respublikos Thiel ir dar net ir iš Namibijos, bet ir toje grupėje yra daugiau iš Pietų Afrikos atstovų, todėl, pavyzdžiui, kaip Rusijoje vadinama, kad visą tą perversmą organizuoja Leningrado kooperatyvas Ozero ežeras, kurio beveik visi oligarchai yra vienai ir kitaip susijęs su 1989-90 metų įsikūrusiu kooperatyvu, kuris ir vadinosi taip, Ozero ežeras, jam priklausė ir Rotenbergai, ir ten įvairūs kiti veikiai, taip pat ir Putinas. Tai čia yra tam tikra grupuotė, o šiuo atveju, kitu atveju mes matome tai, ką Jungtinėse valstijose prašinėja plačiaja prasme ir siaurąja plačiaja prasme PayPal mafija, kuri vėliau įsisavina ir pasisavina ir YouTube'ą, ir Twitterį, ir dar visą kitą, sakykime, technologinį instrumentarijų, ir kurie turi savo centrą Silicio slėnyje, ir kurie mano, kad atstovauja Silicio slėnio milijardierius, kitaip tariant, yra pakankamai daug kapitalo. Ir jiems taip pat šitai grupė, anaiptol ne milijardierius ir anaiptol ne genijus, priklauso toks blogeris, filosofas Kurtis Järvin. Jis turi ir kitų savo vardų, kuriais jis pasirašinėja, ir ten ne jis vienas, toks britas Nicholas Land, jie yra sukūrę jau apie 2012 metais judėjimą, kuris jau Arūno buvo įgarsintas Tamsioji apšvieta. Jungtinėse valstijose kartais ar Reddite tai dar vadinama neoreakcinė arba reakcinė apšvieta, turi ir kitą pavadinimą. Tai yra vienas ir tas pats, nėra skirtumo tarp tamsiosios apšvietos ir reakcinės apšvietos. Skaitykite Reddito grupę, aš ten esu įstojęs ir žiūriu, ką jie rašinėja. Ir gavau net keletą pagirimų. Tai va. Ir, žodžiu, šitaip yra, tokia galiu stebėti, o šiuo atveju vienoje monarchistų grupiai dalyvauju, o dėl Rusijos monarchistų, tai kaip jau minėjau, turiu garbės su vienu iš jų lyderių, Aleksandru Konstantinu Sekatskiu, mokiausi viename kurse. Tai jeigu kam reikia šnipam perduoti, tai aš iš karto paskelbiu, kad nekaltintumėt be reikalo mane. Su reikalu reikia. Tai čia, žodžiu, yra tam tikra tematika, kuri yra diskutuojama. Dabar
Ten, jeigu jūs skaitysite tą tamsiosios apšvietos retoriką, jinai truputį nustebins. Aš, pavyzdžiui, buvau padaręs pats tokią klaidą, nes aš pasižiūrėjau pernelyg akademiškai, beje, amžinatilsį Leonido Donskio idėjų paveiktas, kad reikia skaityti per kontrapšvietą ir kontrreformaciją. Čia prasideda, žodžiu, seniai, o ta kontrapšvieta idėjos 19-20 amžiaus pradžia, krūva visokiausių filosofų, tai aš ten peržiūrėjau, ką dabar rašo tamsiosios apšvietos žmonės, juk yra pakankamai daug, nieko jie nėra girdėję apie kontrapšvietą, ir jiems visiškai tai nerūpi, visos mano šitos gelmės ir iš viso jie ne apie tai, jie kalba apie gyvenimą matricoje ir kaip naudotis big data technologijomis ir kaip jomis manipuliuoti. Todėl, žinoma, jie supranta monarchiją, aš įsivaizdavau kažkaip truputį kitaip. Ir vienas dalykas mane nustebino, kas sieja šitas rusiškas grupės ir amerikietiškas grupės. Vienas autorius, kuris, aš sakyčiau, Lietuvos politinės filosofijos atstovam privaloma nuo šiandien skaityti, aš jūs taip kviečiu visur įtraukti į privalomą literatūrą, tai Dantės kūrinį De monarchija. Tai yra panašiai 1312, čia ginčijamasi metais paskelbtas kūrinys. Dantė parašo 14 amžiaus pradžioje kūrinį, kurioje aptarinėja, kas yra monarchija ir pagrindžia. Po to kiti kūriniai, kurie buvo parašyti apie monarchiją, iš esmės arba didžiai dalimi seka Dantės kūriniu. Ir ten yra tokia pagrindinė diskusija, tuo metu aš jau iš ją nesigilinsiu, buvo gibelinai, kurie atstovavo ir teigia, kad imperatorius žemėje turi labiau valdyti, ir gvelfai, kurie sakė, kad ne popiežiaus valdžia turėtų būti aukštesnė. Bet į tai nenoriu gilintis, nors Kurtis Jervin apie tai rašo ir kalba ten valandų valandas apie tos gvelfus ir gibelinus, keista, kad jis įsigilino. Tai. Ir ten esmė yra tokia, kodėl turėtų būti imperatorius ir monarchas žemėje viršesnis negu popiežius. Ir ką reiškia imperatoriui būti viršesniu arba popiežiui būti viršesniu. Na, čia yra toksai pagrindimas, kad viešpats prieš pakviesdamas Petrą užimti ir valdyti bažnyčios sostą, apaštalą Petrą, kad jis įkurtų katalikų arba apskritai krikščionišką bažnyčią, pirmiau atsirado imperijos ir imperatoriai, kurie viešpačiui Jahvei buvo malonus ir todėl imperatorių valdžia yra ankstesnė ir neturėtų todėl popiežiai kištis pernelyg į imperatorių ir monarchų veikimą, bet turėtų monarchai ir imperatoriai, žinoma, veikti su popiežiaus palaiminimu. Na ir tada šita formulė pakankamai išplinta ir dar vienas idėja, tai, kad, kurią Dantė beje kitam kūrinį Convivio puota pabrėžia, tai, kad popiežius turi rūpintis viešpatės trejybė čia svarbiausia, o monarchas mona, vienis. Jis atitinkamai atstovauja vienio idėją ir teologiniu požiūriu čia ir atsiranda tam skirtumas, pakankamai didelis skirtumas, bet svarbiausias yra toks dalykas, kad pagal Dantę monarchas yra atsakingas už du dalykus. Pirmiausia, žinoma, kad jis turi suvienyti tautą, čia yra toks elementarus, ir antras, jis turi atverti kelią arba vartus į transcendenciją, į anapusybę. Kitaip tariant, jis yra atsakingas už progresą. Jis visą laiką yra atsakingas už progresą. Ir kadangi jis atgręžtas į progresą, jisai skiriasi nuo visos administracijos. Čia Kurtis Jervinai ir Elon Musk šitą dalyką pasigauna ir sako, kad Deep State ir visa ta administracija neturi progreso idėjos, jie negali vesti šalies į progresą, negali atverti ateitis, nes jie masto tą ateitį biurokratiškai, o ateitis yra kaip transcendencija, tu niekada nežinai, kokia rytoj bus nauja technologija ir koks įvyks naujas proveržis. Todėl tik genijai ir viešpaties palaiminti jaučia, kas yra ateitis, o visi biurokratai ir skaičiuotojai ir, žodžiu, dokumentų pildytojai iš vis neturi supratimo apie jokią ateitį ir negalima jiems leisti užimti jokios tokio reikšmingos pozicijos, nes jie žlugdo valstybės, nes nežino, kas yra ir negali būti užtikrinti progresą. Beje, jeigu reikia, Kurtis Jervin šitoje vietoje nurodo kartais ir Marksą, ir Leniną, kad ir jie suprato, ką reiškia
koks yra biurokratijos blogis. Tai čia yra toksai niuansas, todėl reikalingas monarchas. Ir po to išsako abi pusės, bet man Sekackiai netgi geriau tai išsako negu Kurtis Järvin. Dar vieną tokį labai įdomų argumentą, aš jau jį esu Arūnui minėjęs, tai kad demokratija remiasi agoros principu. Agora, tai vadinasi viešumą, galima išversti kaip į viešumą. Ir čia, kada ir Virginijus Valentinavičius pristatinėjo, ir čia prieš tai buvo diskusija, aš specialiai klausiausi pagal tai, kiek bus pasakyta kartų pasakyti savo nuomonę arba išsakyti ir kiek kartų bus pasakyta žodis išklausyti ir išgirsti. Tai noriu pasakyti, kad monarchistai sako, kad demokratija tai yra plepalai, kur visi šneka, ką tik nori. Tai yra teisė jūsų agora ir niekas nieko nesiklauso. Todėl, kad tai nėra klausimosi principas. O monarchija kyla ne iš agoros, o iš bažnyčios klausyklos, kur ateinate iš pažinties ir kur girdima. Vadinasi, yra visai kitas principas, ne visų nuomonės išsakymo, o visų nuomonių išklausimo. Tai monarchas yra tas, kuris girdi, o ne tai, kuris plepa. Ir monarcho užduotis yra atrasti ir iškelti iki progreso arba transcendencijos dieviško lygio bet kurį kitą racionalų asmenį, kuris turėtų išsakyti tautai, kaip turėtų atrodyti laivai, kompiuteriai, skrydžiai į kosmosą, santechnika, jeigu norite, kas tik norite. Ir todėl monarchas turi klausytis tautos. Ir monarchas kalbasi ne su bet kuo, o su tautos atstovais, iš čia atitinkamai tautos pasirodo mitologija. Bet pats savaime kalbėjimas apie girdėjimą, išklausimą ir girdėjimą man pasirodė įdomus, nes jisai yra visai priešingas tos viešosios erdvės aiškinimas. Viešoji erdvė, jinai yra sugedusi, nes ten niekas nieko negirdi, visi tik tai šneka. Bet žinoma, kad supranta ir man, ir Sekackis, ir Kurtis Järvinas, tai kad viešoje erdvėje, kadangi yra didelis negirdėjimas, atsiranda tam tikros institucijos, kurios pabando organizuoti girdėjimą. Ir Kurtis Järvinas, man atrodo, šitoje vietoje naudoja ne vienas jis, naudoja labai tokį sėkmingą terminą, kurį vadina katedra. Katedra čia vadinasi bet kuris profesorius ar bet kuris tai viešas intelektualas, čia jau sėdėjo prieš jūs visa grupė prieš tai žmonių, kiekvienas iš jų iš principo gali organizuoti katedrą. Dabar, kai aš kalbu su jumis, aš naudojuosi katedros poziciją. Čia ir yra katedra. Tai katedra, vadinasi, gali prasiveršti kai kurie žmonės ir šnekėti ir išsakyti savo nuomonę ir jūs tada girdite, kai kurie bent jau iš jūsų girdite, ką aš šneku. Bet problema šitoje vietoje yra, kaip Järvinas sako, tai, kad tų katedrų yra labai daug. Ir yra nuolatinės muštynės dėl tų katedrų. Tai pirma. O antra, čia jau Sekackiai Duginas to nekalba, jis sako, kad visos katedros užsiema būtent burbulų priežiūra ir burbulai, tie komunikaciniai burbulai, tai yra tos privatizuotos arba prichvatizuotos viešosios erdvės, kuriuose dominuoja katedra. Ir katedra tada tampa laipsniškai kenksminga valstybės požiūriu. Todėl, kad tas, kas turi katedrą ir tempia į savo pusę, čia liktai būtų LDK ar ne bajoras, kuris savo jau domenijoje, jis yra, žodžiu, visa ko ten viešpats, bet susitarti tarpusavį yra labai sunku ir tada mums reikia kokius nors konfederatus sudaryti, kad mes čia vieni konfederatai varytumėm prieš kitus konfederatus. Ir tada ateina valstybė ir progresas prie žlugimo, todėl kad neužtenka vienijimo principo ir net jeigu katedroje stovintis asmuo yra pakankamai atviras progresui arba transcendencijai, jis negali užtikrinti šitos transcendencijos ir progresų laimėjimo, ir patiria dėl šito nesėkmio. Todėl reikalingas monarchas, kuris vis dėlto suvienytų visus šitos balsus ir sukurtų tam tikrą tvarką. Kartu monarchas būtinai, čia 100 kartų reikia pabrėžti, jis būtinai turi būti ne biurokratas. Tai reiškia, kad jis negali būti išrinktas biurokratinė, administracinė, demokratiniu būdu. Todėl, kad demokratiniu būdu mes dažniausiai išrenkame biurokratą. Tai jis gali pabandyti būti
ne demokratu, bet tada gausite Trumpo variantą arba gausite Putino variantą. Jūs išrinkate tą, kuris manote, kad vykdys funkcijas. Čia Jarvinas pabrėžia, jūs išrinkate funkciją, ne monarchą. O mūsų užduotis išrinkti ne funkciją instrumentinę, kad štai yra prezidentas instrumentas, kuris instrumentiškai veikia ir instrumentiškai reguliuoja visuomenę. Instrumentinis mąstymas, ir čia labai įdomu man šitų amerikonų galvojimas, ultradešiniųjų, jie kalba beveik taip pat, kaip mano mėgiamų Frankfurto kritinės teorijos atstovai. Jie sako, štai tokie rinkimai užtikrina tik instrumentinio mąstymo dominavimą, kai visi yra paverčiami objektais, o prezidentas yra būtent funkcija, kuri reguliuoja šitos instrumentus. Mes, sako, turime sulaužyti šitą tradiciją, nes mums reikia atverti šventumą ir transcendenciją, nes kitaip į Marsą nenuskrisi. Neužteks niekada pajėgų ir neužteks mūsų pakankamo intelekto. Bet tada iškyla klausimas, o kaipgi mes galėtumėme įtvirtinti štai šitą monarchą kaip visų genialiausių idėjų išklausytoją ir kitą vertus vedlį. Kaip mes jį galėtumėme įtvirtinti? Čia mano pranešime turėtų pasirodyti masių samprata ir aš labai dėkingas Algiui Mickūnui, kuris pristatė iš esmės tai, ką aš norėjau kalbėti apie tai, koks yra masių ir monarcho santykis. Kada šitas santykis yra ritualinis. Ir pirmas, kad iš karto atskleisti. Reikalas tas, kad jeigu jūs paskaitysite į lietuvių kalbą Elijas Kanetį arba ta pati Hannah Arendt rašė apie mases, tai ten dažniausiai iškeliami tokie du klausimai. Pirmas, kas pagamina mases, žodis čia pagamina svarbus. Fabrikas gamina mases, supermarketas Akropolis Vilniuje, Kaune, ten kitose miestuose gamina mases. Čia jūs įeinate į tą fabriką ir jie jūs laužo, ypač kalėdų metu, kaip čia mano jau nuomonė, nueini ir padaro iš tavęs košę ir košmarą, kol tu nusipirki ką nors. Tai, žodžiu, tada tu tampi mase. Iš tikrųjų tave glamžo iki masės būklės. Bet problema yra ta, kad masė pati savaime pagal Elijas Kanetį neturi nei krypties, nei idėjos, nieko neturi. Ji yra tiesiog košė suminkyta. Tam, kad šita masė įgytų kryptį, tu turi jai suteikti minios, organizuotos minios pobūdį ir tai kažkas padaro per grėsmę, įsakymą arba gundimą. Ir čia aš matau minėtų teoretikų nepakankamumą šitoje vietoje, todėl kad antropologai, pavyzdžiui, ir tai, ką Algis Mickūnas kalbėjo, yra dar trečias variantas, ne grėsmė, ne įsakymas, ne baimė, o ritualas. Bet ritualas čia yra sudėtingas dalykas. Jeigu kas nors manote, kad atėjote banaliai į ritualą Sovietinės sąjungos laikų, kai kurie prisimenate iš jūsų galbūt, aš tai tikrai buvau varomas ir vaikščiau tenais šitais gegužės 1-osios ir ten spalio švenčių eisenomis, neįtikėtinai nuobodu. Ir antras dalykas, visą laiką aš atsimenu, kad su savo chebra galvodamu, kaip čia nusmukti į kokią aludę, ten, žodžiu, ir žigulinio alaus su druska būtinai išgerti, nes be druskos labai neskanu. Ir tai čia žlugęs ritualas. Dabar aš žiūrėjau, kaip Jungtinėse valstijose Donaldas Trumpas organizavo paradą. Tai rimti parado vertintojai pasakė, žlugęs ritualas, prastai organizuota. Kodėl? Jis pats ten knapsėjo, buvo nepatenkintas, o jūs pasižiūrėkite ir tada patys amerikonai sako, gerai, tik Kim Čen-inas Šiaurės Korėjoje organizuoja ritualus. Visi verkia, visi džiaugiasi, ploja ir dar stebi vienas kitą, kuris mažiau nusišypsos, tą išduos. Žodžiu, tai juokas yra privalomas ir ašaros yra privalomas ir be to ašaros turi būti tikros, o ne šiaip savo jūs turite meluoti, ar ne? Tai ritualiai labai svarbus dalykas yra emocinis intelektas. Arba kitaip tariant, ritualas yra emocinis santykis. Ir monarcho ir minios tarpusavio ryšys yra emocinis ritualas, organizuoti emocinius ritualus. Kas moka Lietuvoje dar organizuoti šiokius tokius emocinius ritualus? Ir Jungtinėse valstijose, ir Rusijoje taip pat. Bažnyčia, dėl kad jinai yra uzurpavusi
ir gerai išmokusi bent jau vieną darbą. Tai yra, kaip reikia padaryti ritualą, kad jūs ir verktumėte, ir šipsotumėtės, ir vienas kitam atleistumėte, ir net priešo ranką pasičiuptumėte, ir paspaustumėte, ir žodžiu, ir visa kita. Tai yra ritualas, kuris užtikrina perėjimą iš sekuliaraus pasaulio į šventumo pasaulį. Nes tik šventumo pasaulyje monarchas galų gale ir pasirodo. Atrodytų, kad šitas monarchas galėtų išspręsti labai daug problemų. Bet to aš turiu priminti jums, kad yra mažiausiai 3 monarchijos formos šiuo metu egzistuojančios pasaulyje. Tai viena iš jų yra absoliutistinė monarchija, kaip pavyzdžiui Saudo Arabijoje dabar kronprincas Muhamedas bin Salmanas Al-Saudas, arba gali būti teokratinės monarchijos kaip Chomeineinis, Ajatala Irane, ir kaip popiežius jis taip pat priskiriamas šiuo atveju kaip valstybės vadovas, jau nebe kaip popiežius Vatikane, jis ir vykdo ir monarcho funkcijas. Arba konstitucinė monarchija, Didžioji Britanija ir kai kurios kitos šalys Europos Sąjungoje, kur iš principo, sakoma, tai liko tenais tik tai ritualinės apeigos. Tai ritualinės yra pačios svarbiausios. Ritualinės apeigos ir yra pačios svarbiausios. Dažnai mes įsivaizduojame, kad šitas ritualas yra iš niekur atsiradęs, ne, jis vystės ilgą laiką, reikia skaityti civilizacijų tyrinėtojus, Norbertas Elijas ir kiti autoriai, kurie rodo, kaip sunkiai skynėsi į rūmus šitos ritualinės apeigos, kaip jos ilgai formavosi, etiketas, drabužiai, manieros, visa švito šventumo apeiga, kurią šiuo metu, pavyzdžiui, Didžioji Britanijos jau kritikai, jau konstitucinės monarchijos sako, kad kad monarchija Didžioji Britanija yra labai didelis PR fabrikas. Bet gerąją prasme PR fabrikas, kuris pritraukia minios tampa laimingos nuo to, kad jos įsitraukia. Ir antras dalykas, tai atneša tiesioginę arba netiesioginę ekonominę naudą karūnai. Daug kas įsivaizduoja, kad monarchija yra pinigų švaistymas vėjas, nieko panašaus. Monarchijos kuo puikiausiai per savo ritualus ir PR kompanijas gali uždirbti ir generuoti labai didelės lėšas. Todėl tai nėra vien tik išlaidavimas. Dabar su kuo mes susidurėme, mano manimu, čia jau pabaigai, mano tezių, su kuo mes susidurėme visoje šitoje istorijoje. Mes susidurėme pirmiausia su milžinišku iššūkiu demokratijai. Ir tas pats Kurtis Jervinas, jis nelabai kol kas susigaudo, mano manimu, kai šneka apie monarchiją Jungtinėse valstijose, nes jis apie ją šneka dviejopą prasme. Pirmoji prasme. Visos Jungtinės valstijos tampa monarchija. Ir jau matėte The Times paveikslėlį, kur Trumpas matuojasi savo karūną. Tai čia plačiai prasme ir tai nėra aišku tiems MAGA teoretikams, todėl kad neaišku, kaip kiekviena valstija arba kaip, pavyzdžiui, didžiosios kompanijos tokios kaip Google, ar ten Microsoft, ar Facebook pradės ir reaguos į šitą monarchiją. Todėl jie sako, turėtų būti apibrėžtas visiškai naujas santykis tarp monarcho ir didžiųjų korporacijų generalinių direktorių, CEO, taip vadinamų. Tai šitas santykis yra nepaprastai svarbus ir antras, Trumpui buvo pasiūlyta išbandyti, padaryti kai kurios tokius dalykus, kad būtų, pavyzdžiui, pastatyti miestai Jungtinėse valstijose ir jis pažadėjo 0,1% teritorijos tokiems miestams atiduoti Jungtinėse valstijose, kur vadinami smart miestai, išmintingi miestai, į kuriuos negali patekti visi, kas tik norite, ir jie yra valdomi didžiųjų korporacijų. Ir jame visa tvarka užtikrinama per didžiasias korporacijas. Ir tada įsivaizduojama, kad tose didžiosiose korporacijose valdymas arba generalinis direktorius išrenkamas per akcininkus ir netgi sakoma, o kasgi turėtų tada balso teisę, pavyzdžiui, monarchijoje. Ir tada atsakymas panašiai kaip didžiųjų korporacijų mieste arba didžioji korporacija turėtų teisę balsą Jungtinėse valstijose tik tie, kas sukuria pridėtinę vertę Jungtinėse valstijose. O kaip tai atpažinti? Tada, sakoma, būtų balsuojama pagal tai, kiek, pavyzdžiui, jūs turite akcijų Jungtinių valstijų. Jei nusiperkate akcijas, ar ne, turite akcijų ir ateinate kaip akcininkas balsuoti, o jeigu jūs neturite akcijų, tai tada jūs nesate pilietis.
tai tada jūs niekam nereikalingas. O ką daryti tada, pavyzdžiui, su tais, kurie liks milijonai ir milijonai nereikalingų? Ir tada Rusijoje atsakymas ir Amerikoje yra pakankamai skirtingas. Rusijoje atsakymą jūs jau matote savo akimis. Ogi išsiųsti į karą. Ir viskas. Ir visos problemos įsisprendžia, ten kažkaip tai ukrainiečiai jau su ES sunaikina ir jų nebelieka. O kitas variantas jau, kurį siūlo Kurtis Jervinas, tai pasiūlymas labai paprastas. Reikia visiems tuos žmonėms aprūpinti minimaliu pragyvenimo lygiu, tai yra duoti jiems bandelės ir kompiuterinius žaidimus. Ir tegu ir valgo bandelės ir kompiuterinius žaidimus iki gyvenimo galo. Ir kai šito Kurčio Jervino klausia, sako, ką kitokios išeities nėra, sako, kita išeitis yra, bet jums labai nepatiks. Sako, kokia kita išeitis? Sako, muilą išvirti iš jų. Bet tai tokia jau, žinot, fašistinis, nacistinis teiginys. Bet kadangi, sako, šitaip negalima su jais pasilikti, tai mums korporacijoms kur kas pigiau nupirkti jiems bandelių ir kompiuterinių žaidimų. Ir tegur likusi gyvenimą žaidžia. O kaip dėl išsilavinimo? Išsilavinimas monarchijai yra skirtas elitui arba viduriniai klasė, ne visiems skirtas. Ir todėl pokalbio apie bendrą išsilavinimą negalėtų būti. Manau, kad šiuolaikinė demokratija, čia Arūnui Sverdiolui pritariu, susidūrė su grandioziniu savo paties biurokratijos iššūkiu. Ir tas grandiozinis iššūkis, ką daryti su savo pačios biurokratiniu aparatu, kuris stabdo modernizaciją, nėra visai aišku. Nėra aišku dar ir, pažiūrėjau, kaip Lietuvoje, kada sakome, mes esame suvereni valstybė, o kai tik tai paklausiu, ar mes esame suvereni valstybė taip pat virtualioje erdvėje, Twitteryje, Facebook'e, chat, GPT, dirbtinis intelektas ir visa kita, pasirodys, kad mes ne tik nesame suvereni valstybė, mūsų iš viso nėra. Ta prasme, kad veikia grandiozinių daug globalizacijos mechanizmų pačioje Lietuvoje, kurių mūsų valstybė neapčiuopia, o biurokratija vaizduoja, kad jų nėra. Ir kad šitoje vietoje negalima kažkaip kitaip pasielgti. Kita vertus, dabar mano paskutinė tezė. Monarchija argumentuoja tokių dalykų. Mes turim vienas kitą girdėti ir mes turime gebėti mobilizuotis. Girdėti vienas kitą ir mobilizuotis. Mano kontrtezė. Aš nenoriu visų girdėti ir nenoriu su visais mobilizuotis. Manau, kad dalis iš jūsų irgi nenorit visų girdėti ir nenoriu, kad kas nors organizuotų man visuotinę klausyklą. Ir kad šitoje klausykloje kieno tai balsas pasiektų monarcho ausis. Mano manimu, iš esmės šita konstrukcija yra klaidinga, bet šita klaidinga konstrukcija efektyvumo kyla iš to, kad mes vis dar vadovaujamėms tokiu principu, kad išgirsti racionalius argumentus būtina, kad suprasti visus racionalius argumentus būtina ir blogiausias iš argumentų, kad mes turime būti vieningi. Ačiū. Ačiū Gintautui. Tai dabar matot, kas darosi. Diskusijai ir klausimams liko 15 minučių. Būna pas mus ir blogiau. Tai prašau, galbūt klausimai tada, ar ne? Bet jeigu kas norit pasakyti nuomonę, tai irgi kartu. Tenai, prašau. Paskui ten. O jau valdyk pats. Veikia. Užsikabinsiu už Gintauto vienos iš paskutinių frazių. Aš nenoriu klausyti visų ir visų girdėti. Bet ar tai nėra tiesiog formos pobūdis? Tarkim, apklausos visokios, statistika, tai yra taip pat girdėjimo ir klausimosi būdas. Ar nėra taip, kad yra modernių civilizuotų būdų išgirsti visus? Ne tai, kad nėra, bet problema yra tai, kad šitie socialiniai tyrimai organizuoja taip vadinamą diskursą arba kalbėjimą, kur mes būtinai vienas kitą suprantame. Ir tada atsiranda, pavyzdžiui, tokie subkultūriniai arba religiniai judėjimai, kurie išplėtoja savo pačių kalbėjimą tokią manierą, kad jūs neišgirsite jų.
nes jūs juos suprasite ir išgirsite tik būdami tarp jų ir kalbėdami jų kalba. Tai vadinasi, atsiranda alternatyvus diskursai arba tai, ką aš vadinu alternatyviais simboliniais pasauliais. Jie gimsta tam, kad kiti irgi negalėtų sekti kiekvieną akimirką ir kiekvieną akimirką klausyti. Nes čia tai, ką dabar sakė, yra tokia Sošano Zubov knyga, lietuvių kalba išleista, Sekimo kapitalizmas, kuris skamba taip, kad iš to, kad mūsų apklausos yra vieningos ir kad mes manome, kad turi būti toksai permanentinis vienas kito girdėjimas, atsiranda tada priemonės, algoritmai, kurie užtikrina kiekvienos jūsų akimirkos ir minties sekimą, bet problema yra ta, kad šiuolaikinis sekimo kapitalizmas ne tai, kad seka jūs, čia būtų niekis, maža kokios mašinos mus seka, bet tai, kad jos prognozuoja ir ne tik prognozuoja, bet ir formuoja mūsų ateities sprendimus ir dar daugiau tais mūsų ateities sprendimais jau prekiauja ir tie sureliai, kuriuos jūs pirksite už pusmečio, jie jau kaip futures sandėriai yra parduoti, nes jau yra žinoma, kokius surelius už pusmečio jūs suvalgysite ir tą jūsų būsimą pirkinį jau buvo galima parduoti. O kodėl taip žinoma? Todėl, kad vadovaujamasi tokiu visuotinio skaidrumo mechanizmu ir principu, kad mes būtinai turime vienas kitą girdėti ir suprasti ir nebepaliekama, kaip Sošana Zubov kalba, nei mano asmeniniai privačiai erdvėj vietos, nei mūsų organizuotam, sakykime, privačiam pasaulėliui erdvės. Jis yra atsekamas ir būtinai inkorporuojamas. Problema yra ta, kad kapitalizmas vystosi taip greitai, kad jisai taip pat numano ir tam tikrą įvairovę. Tai tam tikrą įvairovės, kiek jis gali suryti ir pateikti jums po to kaip produktą. Bet tada iškyla kitas klausimas, kad mes turime būti ne šiaip vienas kito ne visada girdėti, bet dar būti ir labai kūrybingi vienas kito negirdėjime. Todėl, kad antraip algoritmai tuoj pat išvers, kaip dabar bet kurią kalbą, išverčia į bet kurią kitą kalbą. Ir nebėra vietos pasislėpti, nebėra vietos tavo privačiai minčiai, nes viskas yra labai skaidru. Tai aš turėjau omeny būtent šitą, ne tai, kad mes visai asmeniškai nebesusišnekėtumėme ir nekreiptumėme vienas į kitą dėmesį, bet kad rastumėme ir sukurtumėme užuovėjas nuo visų kitų sekimo. Prašau. Sveiki, Eitvydas Bairūnas. Mano tas pirmas dėl klausimas, aišku, būtų sunku su filosofu diskutuoti, bet pas patį iš tiesų toks daugiau yra į vieno filosofo, tai yra Kurtis Jarvis užsiciklinimas, nežinau, jeigu taip galima būtų pasakyti. Iš tiesų, mano metai dabar Amerikoje patvirtina, kad turi didžiulę įtaką, nežinau, ar tikrai Trumpas laiko ant miegamojo savo stalo ir skaito kasdieną jį, bet kad jo aplinka skaito, patarėjai referuoja. Bet tavo tas sprendimas iš Kurtis Jarvis yra susijęs su ta dievybė, tai yra monarchija. O yra daugiau kitų pavyzdžių, kur tokia apribota demokratija. Singapūras yra puikius pavyzdys, kai galima neiti į monarchiją, bet galima apribojant demokratiją valdyti šalį žymiai efektyviau, ką jisai parodė. Singapūras premjero Kylių laikais 6,000 kartų pakilo BVP. Reiškia, nuo jam pradėjus 59 metais. Tai rodo pavyzdys, kad nebūtinai monarchija. Monarchija tai yra dievybė, monarchija tai yra visai kas kitas dalykas. Dabar, jeigu galima dar keli klausimai iš prieš tai buvusios, prieš pietų diskutantų, nežinau, jeigu galima užduoti, čia, manau, keli yra, tas pas ir Arūnas Svirdilas. Tai pirmas tai dalykas, kuris buvo susijęs su tokiais didžiuliais blokais, Trumpo atėjimas. Tai aš taip galėčiau bandyti susisteminti, tai vienas Trumpas manipuliatyviai sugebėjo ateiti į valdžią ir mes dabar diskutuojam, kada jį pakeis vėl, ar ne? Kitas dalykas, kur aš daugiau pritarčiau iš savo asmeninės patirties bendravimo su amerikiečiais, tai yra, kad iš tiesų Trumpas sugebėjo kaip geras marketologas nuspėti, ko žmonės nori. Aišku, jisai ir manipuliavo, naudojosi ten peršautą savo ausies, jisai reiškia, vargšas, per teismus tampamas kandidatas, bet tikrai jisai atspindėjo
prieš migraciją, ar ne, tas nusiteikimas žmonių, tai, kad jie globalizacija buvo pasiekusi ne visą Ameriką, buvo nusivylę tie regionai Amerikos, Detroitas, kurie neteko darbų ir taip toliau, taip toliau. Tai aš įsivaizduoju, kad Trumpas iš tiesų nėra kažkoks tai išsišokėlis atėjęs į valdžią čia 4 metam ir mes jau po 4 metų matysim kitą Ameriką su kitų prezidentų, bet aš įsivaizduoju, kad čia bus žymiai ilgiau. Ir dėl to norėčiau diskutantų arba sukritikuoti mane, arba pagrysti. Na ir paskutinis yra Virgio Valentinavičius, kas jau buvo pavadintas toksai super optimistinis, kad ne tai viskas blogai. Silygino su radio atėjimu, kad žiūrėkit, išvengėme, ar ne? Bet vėlgi, žymiai yra sudėtingiau Amerikoje. Amerikoje yra požiūris į tiesą, į tiesos sakymą, ar žymiai tas buvo vakar diskusijose, kas dalyvavo, buvo minimas First Amendment, tai yra teisė sakyti. Aš, pavyzdžiui, Amerikoje nustebau, kad Amerikoje galima neigti holokaustą. Ir tai yra tavo nuomonė. Tai jinai bus ginama konstitucija. Tu gali neigti, taip, tai jisai būsi gal kritikuojamas tam tikrų sluoksnių didžios daugumos, bet tu turi teisę. Ir va tai, kas įvyko prie Trumpo, vyko tai, kad iš tiesų tas dirbtinis intelektas atėjo į dar didesnį jėgą, o čia nėra tik tai kokybinis šuolis, čia yra visiškai eksponentinis šuolis. Ir kitas dalykas yra, manau, kad kitas dalykas yra, Amerika atsisako to fact-checkingo. Europos Sąjunga gynasi prieš socialinę medijos įsigalėjimą fact-checkingu, o Amerika pilnai atsisakė. Ir dabar Amerikoje būnant, tu matai visą spektrą visų teorijų, melų, kurie puikiai figūruoja ir puikiai egzistuoja. Ir va jie padarys, tikrai, kad Europos su Amerika išsiskyrė, tai jau aišku, bet aš nematau, kaip bus išspręsta kažkokiu kitų būdų, atjungus socialinę mediją. Vienintelis kelias. Ačiū. Reaguosim? Tai aš tik vieną, kadangi pačioj pradžioj buvo užsiminta, tai taip žinoma, kad ir be monarchijos egzistuoja daugybė kitų sprendimų ir variantų, bet ką aš diskutavau tik tai, kas mano pasirinktų autorių ir 2 šalių aplinkoje yra svarstoma pakankamai aukštų lygių. Ir, taip, Rusijoje tai aš nematau iš viso, kad ten Singapūro variantas būtų svarstomas kur nors, o Jungtinėse valstijose matyti yra ir tokių variantų, bet aš išsirinkau būtent monarchijos variantą ir dar man visada yra įdomu skaityti ir žiūrėti, kokie yra patarimai ir žingsniai pažytiem variantam. Vienas iš tokių žingsnių buvo, žinoma, pradėti karą su universitetais, kitas žingsnis, pažiūrėjau, tai padaryti taip, kad Trumpas perimtų nacionalinės gvardijos valdymą ir galėtų įvedinėti kur nors į miestus. Tai mano manimu daromas tiesiog idealiai pagal planą viskas, bet ne viskas pavyksta pagal planą padaryti. Ir aš skaičiau jau tuos MAGA ten interpretatorius, sako, pradžiai mums pavyko padaryti daug daugiau nei mes tikėjomėms, bet dabar pradėjom šlubuoti. O pabaiga tai turėtų būti monarchija, žinoma. Gal iš prieš pietinių kalbėtojų kas nors? Aš galiu dar, atsiprašau. Prašau. Klausimas. Ne, čia klausimą aš noriu duoti, atsiprašau. Tai, kuris dingo žmogus uždėjo klausimą, labas. Aš nenorėjau pasakyti savo paskaitą, kad už 4 metų bus kitas prezidentas ir viskas grįž kaip buvo, bet norėčiau priminti, ką Danius sakė, Trumpas iš vis laimėjo ne dėl to, kad dauguma Amerika matė jį ir sakė, aš tą noriu. Jis laimėjo, nes dauguma matė Kamala Harris ir sakė, aš nežinau, ar aš ją noriu. Tai mes labai esam skilę beveik per pusę ir mano asmeninė nuomonė nėra, kad Trumpas klauso, ką kiti nori. Aš nemanau, jis moka klausyti kitus. Aš manau, jis yra toks, ar tai gal tokio gyvališkumo, kai yra žmonės irgi tokie, tai jis atspindi, kas jis yra. Idėja yra tokių žmonių, kur tam patinka. Tai štai už jį balsavo, bet nedauguma Amerikoje jį remia. Aš nesakau, kad po 4 metų bus gražu, bet nebus Trump. Prašau. Jo, čia Saulius Racevičius, kukliai tariant, Lietuvos fintech stebuklo vienas iš kirkšlaitėjų, tai mane tą temą užkabino ir čia profesoriui Gintautui. Toks pastebėjimas, ta vadinama mafija, PayPal, Peter Thiel ir panašiai.
Ten yra labai toks dalykas, nežinau, Swiss Contemporary vadinasi, kai jų grupė pastebėjo, kad yra didžiulė konkurencija su Kinija, jie pradėjo dekomponuoti ir pamatė, vat, ką jūs apibrėžėt, kas bus, viskas yra, įsivaizduokim Kinija, yra toks miestas Shenzhen, šalia Hongkongo. Ten, kad patekti, gyventi, tu turi gauti ten, praeiti, ten rajono partijos komitetą, o ten kaip, aš nežinau, provincijos, panašiai. Viskas tas suformuota, tik tai geri žmonės gali švariame mieste gyventi ir gražiame, kuris ten Future City toksai yra. Mokėjimo sistemos, ten viskas tiek yra centralizuota, ten stebuklas, bankas negali bankrutuoti. Kinija, jeigu bankrutuos, tai pakars per sušaudimą tos vadovus. Ten tokie stebuklai vyksta. Ir mokėjimuose tu irgi tu būsi negeras, ką nors netai pasakysi, tada atjungs tu iš viso, valgyti nenusipirksi. Ką jūs apibrėžėt, Kinija totaliai egzistuoja. Ir kadangi buvo toks supratimas, kad Kinija tokia, tai kaip sakoma, overwhelming yra, mes padarysim tokią. Ir matomai tos idėjos pradėti, atsirado paskiau toks urban freaks, kuris tą viską prirašė, padarė. Taip, kad čia, nėra tokia, kaip ten daugiau linksmesnė istorija, negu taip baisi, kaip jūs gal bandėte sakyti iš tikrųjų. O Kinė mes žinom, ten kas 200 metų apsisuka, 70% valstiečių su kardais eina kirs galvas mandarinams. Kinė nukrenta, ten kokia anglą atvažiuoja, opama priparduoda, Kinė vėl atsigauna. Taip, kad čia, tokia biškė linksmos istorijos, tai pasakęs. Aš sutinku su jūsų juodo humoru, tikrai linksma ir juokinga. Ir šitai, tik tai vienas niuansas, čia neginčioja informacija. Nick Land, kuris vienas yra iš tamsiosios apšvietos kūrėjų, emigravo iš Didžiosios Britanijos į Kiniją ir ten užsiėmė šitais reikalais. Būtent, tik nežinau, ar jis jūsų minėtame mieste gyvena, niekad nesidomėjau, kur jis gyvena. Jo, čia ačiū labai, iš tikrųjų, gražu. Kas dar norėtų paklausti ar savo pasakyti? Prašau. Vytautas, ar galima užduoti klausimą pirmos dalies, dalyviams, nes nespėjau tada, tai Juditai būtų klausimas, čia dabar yra tas labai aptarinėjamas aukščiausio teismo sprendimas dėl National Injunction, tai kaip jūs jį galėtumėt pakomentuoti? O Gintautai norėjau paklausti, kadangi jūs jau užvedėt apie monarchiją, ar teko susidurti su teoretikais, kurie Europos Sąjungoje norėtų pritaikyti Europos Sąjungai kaip organizacijai monarchijos arba korporacijos modelį? Ačiū. Prašau, kas, Judita, gal jūs? Judita, gal tegu ir pirmą pradė. Trumpai atsakysiu. Aš labai supratau jūsų klausimą. Tai buvo aukščiausio teismo sprendimas, kuris dėl National Injunction pasakė, kad negali federalinis apygardos teismas apribuoti, sustabdyti įsako prezidento galiojimą visos valstybės teritorijoje. Tik tai priimti injunction tik tai tų asmenų ieškovų atveju. Čia pat neseniai. Prieš 2 dienas tai aš keliavau. Bet man atrodo, čia įeina į mūsų sistemą, kad negali prezidentas sakyti, kas bus visur. Tai būna tik... Čia buvo, kad teismai stabdydavo į prezidento įsakus. Tarkim, Kalifornijos teismas sustabdė prezidento įsaką. O dabar aukščiausias teismas pasakė, kad Kalifornijos teismas negali visoje valstybėje sustabdyti prezidento įsakų galiojimą. Aš atsimenu, apie tą buvo kalbėta. Vietinis teismas negali tarifų blokuoti. Teismas vakarų. Aš manau, to bus daug ginčių, daugiau teismų ir daugiau bylų, nes nesustos tenai. Deja. Dėl Europos Sąjungos ir monarchijos iš ties čia klausimas atrodytų pirmą pasakytumėm ne, todėl kad Europos Sąjungoje atskiros valstybės yra jau konstitucinės monarchijos ir tai dėl viena, o ne kita turėtų būti aukštesnė, čia yra lygybė. Jo, bet yra vienas niuansas, kuris iš tikrųjų svarstomas, bet istoriškai svarstomas, negirdėjau, kad politiškai būtų svarstomas, beje ir Lietuvoje svarstomas, ką reiškia Šventoji Romos imperija.
Priminsiu, kad Šventosios Romos imperija, jinai žlunga tik taip beveik 19, iki praktiškai 19 amžiaus gyvoja, bet ji gyvoja ne kaip atskira valstybė, o veikiau kaip daugelio valstybių idėja Europoje. Ir tada būdavo susitariama, kuris imperatorius tenais ar monarchas, kurios valstybės Austrijos ar Vokietijos ar Prancūzijos tuo metu yra Šventosios Romos imperatorius. Šventosios Romos imperatorius turėjo visą laiką šiokią tokią kariuomenę, nelabai įtakinga ir nelabai galinga, bet iš principo buvo idėja tokia, kad jinai tada galėtų palaikyti ir šitą tvarką ir teisingumą visoje Europoje. Na, kai kalbama dabar apie ES ateitį, tai kaip po kableliu, bet ne kaip pranašumas, nurodoma ir Šventosios Romos imperijos idėja. Taip, todėl kad jinai nedraudžia būti atskirų valstybių, nedraudžia to, kad atskirose valstybėse būtų skirtinga santvarka. Šventosios Romos imperijos idėja numano, kad imperatorius kartu turi bendrą jungtinę kariuomenę, kuriai vadovauja. Dabar kaip tik Andrius Kubilius to užsijama, kad atsirastų. Ir tada, kai atsiras ta kariuomenė, galėsim kalbėti ir apie mūsų imperatorių naują. Gerai, tai labai ačiū visiems, kurie darė pranešimus ir kurie diskutavo. Mūsų sesija baigėsi šitą. Nežinau, bus kokia pertrauka ar iš karto prie sekančios einam? Turiu labai trumpą klausimą. Ne, viskas, sesija baigėsi.